karoči, biškai reik padėdint. Ir iš šoną. Uah! Uah! O taip gerai. Jei knaifą darai man vieną raktą. Tai duok tu man raktą. Aš atidarysiu keistą ir jeigu knaifą, aš tau atgal raktą, davai? Kokia tavo klaviatūra? Aš nesusirašęs, kokios mano klaviatūros, kokie viski dalykai. Toj palažiūriu. Ne, rimtai. Ne, parašyta. Toj panumėsiu. Ups, čia biški. Nu, karoči yra biški pavažiavo žemiau. Va, tai parodysiu. Ai, nerodysiu, karoči, vis gerai. Gerai, tai dabar šiaip reikėtų išjungti man muzoną, jeigu iš tiesų kalbant. Yra parašyti, nu... Nu, karoči. Nu, va, muzikėną paleido ant to. Prašė patvirtinti. Gerai, karoči dabar. Gerai, praėjom, tai nuo to, kad dabar žiūrim 5 raktus turim. Tai dabar pasitikrinam visas kainas, davai. Einam į šitą marketą. Šiaip 2,3 dažniausiai kainuoja raktai, bet dabar galvoju, jaučiu Phoenix pasimsiu, ne? Davai. O Enix. 2,3. Nu, normaliai čia marketo kaina pakilus. O jetau, kas čia dabar? Nu, jasne. Gedai, tai kad YouTube nėra tokios klaviatūros kaip tavo. Kaip tai nėra? Defader, Devstalker, Tournament Edition yra, negali būti, turi būti. Gerai, tai dabar žiūrim. Gerai, tai, nu, tarkime, minimum 10 eurų. Dabar einam į marketą, kaip visą aš darau. Einam į marketą. Einam į Advanced Options, Counter-Strike, Build Tested, Factor New, Battle Sky tikrai nereikia, Notmade nereikia. StatTrack, normal, Suvenir nereikia, šitas nesvarbu. Gerai, ir einam search. Tuomet einam nuo didžiausio iki mažiausio. Nu, didžiausias, kad čia StatTrackai čia eina, oho. Oho. Asimo pasimk easiest plus of your life. Kad neturi tiek, kad Asimo pasimčiau dar visi. Dar raktų yra pardavimų, žinok. What? StatTrack, Falchion, Knife, Crimson Web, Minimal Vieras. Žiūrėkit, karočią. Nu, žiūrim, karočią, ar gali pasidaryti pliusą, jeigu dabar šitą nusipirksi. You have. Karočią šaivas. Negali. Kas nori giveaway? Aš ir norėčiau, žinok, tikrai norėčiau giveawayaus. Ta prasme, jeigu jūs pagimėtumėte kažkokį itemą, tikrai man būtų geriau. Bet aš ir galėčiau dalyvauti, ne? Gerai, karočią. Einam į Steamą. Einam atgal, blogai čia, kad išjungiau. Šiaip šitą visą, va, nukopijuoju. Įjungiu čia. Gerai. Arba pas tave Razel Black Widow Tournament Edition. Tai pas mane toks ir yra. Ai, Black Widow, o ne Black, o ne Devstalkis, blogas rašys. Jo, sumačiau, sorry. Gerai, tai gerai praėjom. Dabar rodysiu, kaip čia ką daryti, tiksliau, kaip aš darau. Tai čia dabar reikia daug puslapio į žemyn, į atgal. Ir surast itemai, kurie kainuoja apie 10 dolcų. Kurie kainuoja apytiksliai 10 dolcų. Dabar vieną parodysiu prikoliuką, čia toksai secret dalykas.
Tai žiūriu čia. Gerai. Aš turiu coins 625, tai man čia dar išeis nusipirkti bumpų. Tai čia yra iškart man advantages tradinime. Bumpai yra, kai automatiškai tau bumpinasi postai. Turbūt žinot. Jeigu kažkiek šis esi tradinė. Gerai, kročiai dabar kaip page'ą nustatyti didesnį. Wow, kas čia dabar? Ai, va, page. Gerai, čia, kročiai, linkę galima nustatyti. Tai pastatom kokį... Nu, bus koks šimtinis, manau. Nu, va, 6 eurai. Nori dešip giftą? Ne, nenori. Ne, šiaip nesvarbu man, donatai apskritai. Donatin, ką norit. O, patram 2 vieweriai, va, matot? Apskritai. Tradinu as viewers. Davai, visi nepamirškit follow buttoną paspaust. Ir rytoj numesiu aš jums video, kur karočią sukūręs. Biški patylis muzoną. Va, karočią, visi palaikinkit, jau galit. Video šitą, čia yra 500 followų, kurių dar neturiu. Padėkojamas, bet nesvarbu. Gerai, karočią, einam atgal tuomet. Ieškom, kur 10 eurų apytiksliai kainuoja kompetityviai. Dabar jūs manęs prašėt, kad aš tradinčiau, tai va prašom. Dabar man leiskit tradint, o po to galėsim kompetityviai. Davai? Davai. Gerai, dabar žiūrim. Gerai, karočią, OSP Orion Factory New. Dabar žiūrim, kurie itemai yra vieni iš populiaresnių, ne? Ir kurie būtų verta pirkti už 5 raktus. Kaip mes žinome, kad raktai yra tokie itemai, kurie yra labai vertingi tradinimo community, nes visi nori raktų. Skaityk, pats pinigas pagrindinis yra raktai visam trading community. Tai dabar aš galiu iškart gauti overpay. Galim dabar iš pradžių, kad aš pasidaryčiau kažkiek pliuso. Aš turiu ten vat, kažkiek raktų. Dabar pažiūrim, pavyzdžiui, OSP Orioną. Kiek, karočią, galėčiau gauti? OSP. Pala, Orion, karočią, parašysiu lengvesmus. Taip. Factory New, Field Tested. Dabar iškart, dabar galiu papasakoti apie šitą dalyką, kaip kainų skirtumai tarp Factory New, Minimal Wear ir Field Tested. Visi jie panašus yra, pagal išvaizdą, ten Velvorna eina, po to yra labai baisus jie, bet juos net nežiūrim. Battle Scar 15 eurų? The fuck? Kas čia dabar? Vapšė. Normaliai. Mano atsisgo rankas. Taip, ranką. Bam! Nightbotas veikia. Nu tai gerai, paėmam taip. Tuomet to have ir any key. Ir to want. Tai va, jis dabar taip čia gavosi, kad aš tipo turiu šitą Orioną. Ir aš noriu raktų. Ir aš einu ieško dabar. Tai dažniausiai būna žmonės, kurie supirkinėja, va matot, vien supirkinėja. Tipo quick sells, va. Supirkinėja. Ir dabar einam žiūrėti apytikslinę kainą, kokia kaina superka Orionus. Nu, davai, einam žiūrėti descriptioną. OSP Orion Factory New 3 raktai. OSP Orion 3 raktai. OSP Factory New Orion 3 raktai. OSP Orion Minimal VR 2 raktai. Factory New 3 raktai. Nu, davai, pala dabar. Einam žiūrėti tuomet apytikslinę kainą Oriono. Ką tik kilo kainos. Tai pala, čia kyla kainos. Nu, tai dabar pala, paskaičiuojam. Apytikslinę kainą galim duoti kokį 2,5 euro, ne? 2,5, 9,5. Tai pala, 2,3 kart 4. Už 4 raktus nelabai apsimoka pirkti. Bet nebent aš žmogaus paprašyčiau, kad kažką jis pridėtų.